Niekada nemėgau Ramūno Jaro, o neseniai išleista pirmoji jo knygeliotė privertė tiesiog jo nekęsti. Ramūnas Jaras, Ramūnas Jaras. Ką galima pasakyti apie šitą veikėją kabutėse? Tiek. Nors ir pats likimas jam nurodė būti muzikantėliu, Jaras nemokšiškai terlioja popierių. Klausimas, kam to reikia? Ką jis nori pasakyti savo kabutėse rašiniais? Kas jis toks, kad atkreiptų visuomenės dėmesį? Atsakymas paprastas. Gaidys ir dvasinis nebrandyla, vaizduojantis budistą, krikščionį eremitą. Ką tai reiškia, reikia pažiūrėti tarptautinį žodžių žodyną TŽŽ. Jo. Kitaip. Kodėl Jaras sugebėjo susirinkti tiek daug pinigų, kad papirktų šitą poetą? Ir apskritai, ko jis užsijėma? Kur gyvena? Ko verčiasi? Ar jis turi pinigų? Kokią masimo skystį? Tas geresnis. Jo. Tas mažiau skylėtas skystis. Gausiai užpilk. Ir daugiau knygų, daugiau. Dar kokias 3 primės tik tai. Jo, ramiai. Taip. Knygoje minimas gimtasis autoriaus miestas Kaunas. Nu, žinoma, iš kur daugiau. Tačiau šiaip rašytojėlis išdarko šito garbaus miesto pavadinimą ir vadina jį Kaučiu. Taip ir nepavyko sužinoti, ką žodis šitas iš tikrųjų reiškia. Ar ne laikas sukrausti valstybiniai kalbos inspekcijai? O tarsiškai knygos kontekste nederantis. Tiesiog norisi išplėšti šios lapus ir sudeginti istorijos laužę. Klausimas, kam iš viso šitai daryti? Kam? Negi iš tikrųjų nusivalyti užpakalinę išėmamą angrai. Knyga tai tapo pradedama tokia pseudorytietiška dvasia. Kalbama apie kažkokį budistų mokinį, kuris nusikirto galvą. Iš novelės niekiek neiškėjo. Ar autorius jau atsisveikino su budizmu, ar vis dar laikosi budistų meditacijos salėse ir nameliuose? Tai yra labai svarbus klausimas, nes budizmas toksai įkvepiantis Lietuvos rašytojų dvasinis šaltinis. Deja, pasižiūrėkit, čia tipo krūta, ne? Ką? Biški čia krūta, ką? Ne? Aišku, kad ne, čia visas gyvenimai. Čia nesąmonė. Išvada apie autorių ir jų kūrybą. Grafomanas, ryškiai, narkomanas, pedofilas, homoseksualistas, mergišius, narcizas, Alfonsas, šucvaidys, kaip sakė Žilvinė Petrauskaitė, ir gaidys. Ilzas. Ok. Ir paskutinė frazė, dėja, turiu nuliūdint, kas norite visko galite verčiau. Psichinio ligonio rašinėjimas, asmenybės susidženimas, diagnozė į durnyną. Tu durnas, Jarai.